ledas turėtų siekti bent 7 cm storio. Tada vienas žmogus jau gali eiti ledu. Žinoma, kada ledu planuoja eiti grupė žmonių, ledas turėtų būti dar storesnis, bent 12 cm storio. Ir žmonės eidami ledu turėtų laikytis atstumo, bent 5 metrų intervalais, vienas nuo kito, tada galėtų jausti saugiai. Kada žaidimo aikštelę galima įrengti ant ledo, ant ežero ledo, tam reikėtų minimum 25 cm. Apie ledo būseną pasako ir pati spalva. Jis turi būti arba melsvas, arba žalsvas. Silpnas ledas yra gelsvos ar baltos spalvos. Tada jis trupa ir trūkinėja. Taip pat ledas būna netvirtas tose vietose, kur į ežerą įbėga upelis, didesnis, mažesnis, ten, kur yra į ledą įšalę kažkokie pašaliniai daiktai, lenta, padanga, kažkokia ratas. Tų vietų reikėtų vengti ir jas apeiti. O jei nusprendėte pasivaikščioti ant užšalusio ežero ar upės ir ledas staiga pradėjo traškėti, jokių būdų nebėkite, o čiuožkite. Tačiau visuomet, lipdami ant ledo, įvertinkite, ar tikrai saugu tai daryti. Jei varnos po ledą vaikštinėja, tai dar nereiškia, kad ir žmogui ant jo saugu.